Sveiki, vėl aš Dovydas ir šiandien aš nusprendžiau padaryti tier list iš savo video, iš visų video. Tai yra 5 kategorijos. Pati blogiausia yra Matas FF, tai reiškia, kad nėra nieko gero, nėra gero montavimo, nelabai kas. Paskui kita yra nelabai, taip, dar blogai, bet taip dar, tarkim. Normalūs yra vidutiniški. Geri tai jau geri video, o super tai yra geriausi video mano kanale. Tai pradedam. Tai va, pradedam Supermarket Together. Tai Supermarket Together pirma dalis šiaip buvo taip normali, dar buvo normali pirma dalis. O antra dalis buvo man, pažiūrėjau, man buvo labai jokinga, bet surinko nelabai daug peržiūrų, tai geri. Tada Barcelona 2.15, kurie dabar jums šiaip nelabai užėjo šitas video, bet man jisai ir šiaip buvo sunkus, tai nelabai. One Block Single Player, tai aš manau dar be matuko. Tiesa, iškart sakau, pažiūrėkit visus šitos video, jeigu nežiūrėjot. Tai va, One Block, jisai buvo toksai normalus, šiaip nieko blogo jame nebuvo. Tai va, hardcore sumatomas paliksim ant galo. Ta, paskui yra lengviausias Roblox žaidimas. Jisai šiaip man patiko, tai aš manau yra geri. Tada pradedam Skyblock, pirma dalis sumato. Tai buvo tokie, normalūs. O antra dalis yra geri. Aš manau, jinai buvo žymiai geresnė negu pirma. Tada eina Mac serijos. Mac pirma dalis, aš manau, jinai buvo nelabai. O antra dalis, jinai buvo tokia normalus. Tada eina rubrika Minecraft, bet reikia papulti naują versiją. Tai pirma dalis šitos rubrikos buvo, man patiko, tai geri. Antra dalis buvo labai gerai, tai aš galiu net įdėti super. O trečia dalis buvo prastoka, kažkaip pagal peržiūrės neužėjo ir nelabai ten kas buvo įdomus, tai dedam į normalus. Ir žiūriu Roblox su draugu, tai speedrau ir aš dedu ją į Matas FF. Buvo nelabai geras video, trumpas ir nelabai. Pirma dalis su Edviu buvo pakankamai nebloga, tai labai strigo, dėl to normalus. O antra dalis buvo žymiai geresnė, tai du geri. Ir dabar jau prasideda Minecraft Hardcore, tai pradedam nuo pirmos dalies. Pirma dalis Minecraft Hardcore buvo super. Jis labai gerai užėjo, labai patiko, viskas buvo gerai. Po to buvo antra dalis, kur mes ėjom į keivą ir tai, aš buvo geri, irgi buvo pakankamai įdomus video. Paskui trečia dalis, kur mes dar kartą nuėjom į šachtą ir radom žymiai daugiau deimantų, yra prie normalus, nes tas pats, bet radom deimantų, tai yra normaliai. Ir aš čia galiu dėti prie normalus, nes ten šiaip mes tiesiog radom nederį, atrodo gerai, bet ten nieko nepadarėm. O kita dalis, kur mes radom bastioną, buvo super. Nes mes nederį, radom bastioną, viską gavom, viskas buvo idealu. Tada buvo dalis, kur mes tiesiog su matuku tyrinėjom pasaulį ir aš čia galiu pridėti prie normalus. Ir tiesa, apie tą video reakciją filmavo Matas FF, dėl to geri. Tai va. Tada eina, kai mes radom Blaze Rodų su matu. Ir aš čia galiu dėti super, nebuvo labai gera dalis. Paskui ėjo ta dalis, kai mes uždėme Ender Drakoną. Tai buvo, man buvo viena iš geriausių, tai irgi dedu į super. Tada eina Elytros. Elytros irgi buvo tokia gera. Ir nežinau, ką čia veikia, kažkokie netyčia nuotraukai čia gavosi, tai aš dedu į Matas FF. Va toks mūsų tier listas gavosi, čia yra Minecraft Hardcore, kai matot, štai ir filmavau. Ir patys blogiausi video, nelabai, normalūs, geri, bet tai nereiškia, kad tu negalima žiūrėti. Visi yra labai geri, tiesiog kai kurie yra prastesni, kai kurie geresni. Ir čia yra tik tai mano manymas. Bet jeigu su mano nuomonė nesutinkat, tai būtent parašykit komentarus, o jeigu sutinkat, statykit laikus, prenumeruokit mane, statykit varpelį ir viso gero.